Čia jau nepramazinsi, kaip sako Niko. Šeinas vėl objekte. Tina parodys keletą triukų, kuriuos atlieka su dažai. Vaikiau nesidėjai, ne? Žinojai, kad atvežu? Gausim naujų. Ką šiandien gero sužinosim? Pirmadienis dar. Einam puodelio daryti. Padarysim biškį, pasirūšim, padarysim ir puodelį, ir ant puodelio galim, kas nespėjo ryte. Visi žino, kad prie tamsos daugiau drąsos. O iš tikrųjų tai geriau matosi tamsoje visokie pataisimai, va čia kaip Aurimas daro. Pasiėmęs biškį limputę, pasišveitinėja. Nes dienos šviesoj tu taip nepamatysi. Pavyzdžiui, va kaip saulė tam tikrų kampų atsisuks į sieną. Tai daugiau tų kažkokių nelygumų ar kažko tai darinių, kaip pavadinkim, gal matysis, bet dabar priniaukta. Mes viską apsižiūrom. Čia jau gruntavęs. Čia jau gruntiniai dažai, tu pavėlavai. Savaitgalį su mocu turbūt buvo išvažiavęs. Jo, buvau. Nu, ir baigėsi kurasi. Nu tai čia, kad lengviau, čia pataisimai, čia, kad lengviau matyti, tai atėjai, kad nereiktų žabalioti. Čiuk. Atėjai, pasišvyti. Tai čia tu ateini prisikabinėjai prie savo darbo. Aš pats čia. Man reikia prasiskys biškį vandenio šaut. Kiek pilsi? Ai, po kokį litrą užteks. Na. A? Na. Sakai, ne? Tai taupo medžiagas. O tai kur mirka? Čia jau mano mirka akis. O antram sluoksniui irgi skėdė? Ne, antram sluoksniui jau pilom tik tai kondicionieriaus ir antras sluoksniai jau su valiukais. Čia pirmas purškimas dėl greitumo. Šiandien volą nematysim? Šiandien volą, ne? O aš atsivežiu volą. O tu volą atsivežiai. Tai galėsi daug dovanų, vis tiek jau tu čia kitos geroji fėja. Bet gerai šitose statybose, nei įrankių pirkti nereikia, nei medžiagų kažkokių, taip ir pasistato tūs namus, žinokit, statybininkai. Kavos atveža dar kokių jai baukučių. Taip, tai gruntavo su kombi 5. Jei su savo medžiagom dirbtumėm, tai vandenio vatyklų varyčiau, žinok, negailėčiau tikrai. Paliksim, tegu čia jisai brinksta. Biškį pasidarysim, paskui vėl permušom. O kam tas brinkimas? Dažam tai gal įtakos ir neturi, bet čia va daugiau apie glaistui, tai papasakosim kitam video. Šiaip buvo komentarų, kad iš viso kam tu jį ten imi tuos kibirus ir kad tai yra tipo laiko švaistymus. Bet jei pagrybaut va sugalvoji kibiriuką tušę pasiėmus labai gerai, tai tai geriau pašvaistyti laiko. Mes nešvaistom laiko tikrai. Man patogiau, vien tik tai iš tos pozicijos. Kas čia? Ko, tu čia kabinėjasi jau. Čia brokas? Ne, tu čia moki. Nu, tai čia tinkuotojų brokas, čia nebežytojų. Tinkuojant reikėtų čia šitus, nežinau kaip jį ten, ar su trytuvėm kažkam, ar su pagaliu matęs vieni. Labiau čia palieka tokį milimetrą kokį, kad, nu, dėl to, žinai, išėjimo į šoną, nes yra tokių vietų, kur va, grinai ant kampo banga tokia ir kas kaltas? Dažytojas. Ne. Pardavėjas dažų. Pardavėjas, blogi dažai, blogi glaistai. Jeigu jau dažytojai skundžiasi kažkuo, tai dažniausiai stumia ant mūsų, ant pardavėjų. Jau jei dažytojų ją prispaudė, tai jau žino, kad jau tavęs ieškos tavęs, va. Ir vienas ant kito ir galų čia nerasi niekada, nes visi jau gudrūs ir žino, kaip nurašyti. O kai lubos nesidažo, tai patinka jums? Nelabai patinka, nes jau pinigų mažiau. Ai, pinigų mažiau. Nu, čiagi kvadratai. Bet tai dangstymo kvadratai, kampukai visokie prisideda, tai čia. Matematika jau kitokia būna. Kur sieną? Čia. Šiandien gerai išsimiegojau, tai čia. Bet labai savėlinau darbą čia kažkodėl tai. 10 valandų. Nu, tai o ko čia skubėt? Gyvenimas ilgas. Per kiek laiko išdažysi?
realiai galėsim net pamatuot, kaip sakau, bet aš tai taip spėju kokį 5 minučių. Gerai, o to pašveitimo nereikia kažkaip surišt, gruntuot. Ten va pereisim su tokia lėkšte, va parodysiu biškį, apipoliruosim greitai. Vieni daro, kiti nedaro, nes čia mes daugiau tų biškį operacijų. Nusišveitėt? Gruntavot ar ne? Taip. Ką naudojai? Irgi mikrodispersiniai. Irgi skėdėjai 1 prie 3? Jo, 1 prie 3, aš ten kažkaip visą laiką tą pačią. Ir viskas. Paliekam žiūt. Nu tai jeigu ryte nusigruntavai, tai gali darbo pabaigą šiaip ir pasidažyti. Bet mes kada čia... Šiaip paliekam mes per naktį, tegu jisai džiūsta, nes čia ir taip būna pilna tos drėgmės, nes paskui būna kiti niuansai. Tarkim, atkirtinėt reikia dažant spalvas, klijuojant izoliaciją, pradeda luptis. Kodėl lupasi? Nu tai ten kelios priežastys gali būti dulkės kažkokios arba drėgmė. Tai daugiausiai būna dėl drėgmės, bet labai retai čia. Į metus kokį kartą, tik tai pasitaiko, kad jau kažkur ten biškį paluptų, bet įėjus į patalpą jaučiasi grinai ta drėgmė kokie, nežinau, 7, 5, ten 8% būna. Aišku, viską gerai išsivedint, čia prieš dažant reikia. Nu jau čia dažytojas, kuris daug metų dirbo šitą darbą, tai jau žino šitus dalykus, ką reikėtų daryti, kad dažniausiai tai visi skuba čia lekia, kaltina, blogi dažai, aš tau sakiau. Ir juostos blogos tada buvo. Ir izoliacija, jo čia. Tai pirmas buvo gruntavimas, 2 glaistymai, tada vėl gruntavimas, nu tiksliau šveitimas, gruntavimas, tada gruntinis dažas ir dabar bus 2 sluoksniai dažyti. Tai vieną sluoksnį su aparatu, o kitas... Paskutiniai voliukais, jo, nes jau čia bus ir lubos įtemptos, ir grindys sudėtos. Ir šiaip tą galutinį rezultatą gerą pasiekti purškintai praktiškai neįmanoma, nes ant lygaus paviršiaus matosi vis tik perėjimai ir kad ir matinis dažas, bet jisai užsiblizgina, nes purškint yra visai čia kita sistema. Dauguma pasakytų, kad ta prasme šitas daiktas yra nenaudinga per tiek laiko, kiek tu čia plovai, aš jau pūčiau pusę namo nudažyti. Tai tu jėgų kiek sutaupai iš tikrųjų, kokybė, kokie gaunasi. Tu čia gali ir neplauti, nu, namie įsiplausi. Labai kabinėjatys jūs čia kažkodėl šiandien, labai prikabus. Apie vazelinus prasidėjo už tai ir kalbos. Firminis puodukas, vėl atsiveži tokį patį gerą. Jo, tą patį. Stipriau? Galiu atnešti stipriau. Stipriau. Čia biškį terminas jau į pabaigą, bet trojkėse visi su terminais vėluoja, tai suais čia mums viskas. O jeigu ir paleis vidurius, tai ten žinom, kur reikia eiti. Bet jau krūvos nėra. Jau išlygino? Jo. Fine Starą naudoja? Visok, kokius dovanoja, tokius naudojam. Tai mesgi nepirkam vis tik nieko. Čia pats atvežiai. Dar klausė, pasivilnino. Taigi buvom susitarę, kad taip. Nu tai susitarę buvom, mes daug ką buvom susitarę, bet tu nevykdai dar savo įsipareigojimų. Turėjo būti reklama. Čia nepramazinsi, kaip sako Niko. Dar su volo dažant, tai tu kaip švieti iš šono su lempa, tai dar matysi, kad ten kažkas prilita, tai gali nukrapštyti ar greit pasišveisi. Žinai, o purškinti jau nėra kada ten. O kodėl apvalus? Tu pardavėjas, tai tu čia atsakyk. Ką žinau, kodėl apvalus, tai turbūt, kad lapelį jie plaus, ar ne? Ar tau šitas jau nedažėjo? Yra ir keturkampų. Bet yra ir trikampis. Yra. Tai ką nuklausi? Praktiškai nieko nepadaro, bet... Čia kaip būna, tarkim, mašinas dažo, ne, meistrai? Tai lengvai sušiaušia ten, su ta nuliovkė ar kokia ten sako, ne? Tai čia tas pats, va, irgi. Jau ten prieš tą paskutinį, su ta nuliovkė, perina ir tada dažo. Tai, manau, kažkiek vis tiek suširkštėja truputėlį ten, sakykim, minimaliai tas paviršius. Limpa geriau. Neturi ką veikti, komentarai jau plėšo mūsų video
Va su šitu va dar man. Va dar kokį. Ir tu tokį turi gedokui. O, mes turim, tai ne iš mūsų pasiimi? Čia man irgi davė kolegos. Antoškė? Antoškė. A, geras, mes irgi turim šitą. Čia kokių, nežinau, net metų, bet... Čia jau seni. Bet mes jį pabandysim paimti vis tiek, nes žiūrėk kokie. Kaip supakuoti filtriukai, kokiuose papiriukuose. Ir jie tinka į šitus. Aš jau buvau įsidėjęs į šitus grakinius. Grako nukopijavo? Tai manau, kad taip. Todėl ir prasidėjo ta krizė Sovietų sąjungoje. Jo. Komfort. Komfortas. Tai šiandien viską darysi taip, kaip standartai. Čia tu nesitrintai, tai būtų greičiau du. Bet kadangi gerai moki, tai pakenčia mes tavimo. Nu jau kamera, ką apnešė. Tai va tai greitai, išsieva iš šono, va. Kol dar šlapia, važiuok. To lygo tai... Iš šono, geriau matosi. Baisu neprisilies. Tai tu čia, nesimajačiu. Tai sliūnė nieko, nu čia... Dar daugam atrodo, čia, žinai, lengva puršti ir viską, bet... Turi greitai palaikyti ir tau atstumą ir sluoksnis, kad daug nusivyradusi, ir čia yra reikalų. Viskas sakė, varyk iš čia, daugiau netei. Biškį įkvėpt. Egzotikos. Čia nei 10 minučių nepraėjo. Tai ką jūs čia, už ką jūs imat pinigus? Už kvadratus. Už kvadratus. Pusę padarė per nu, gerai, 15 minučių, maksimum 15 minučių. Manau, kad biškį per daug jums čia. Ko? Dolerių niekada nebus per daug. Jo, visa esmė ir yra, manau, kad tas pasiruošimas. Esmė yra, žinai, kame, patirtis. Ne pirma diena. 20 metų. Toks Vasačikas daugiabučius daro. Ir mineralinių trindavo jį ten, kur paskui dažydavo, žinai, tą ten 5 dažytojai. Sakau šiam, davai, karočią, aš nupūsiu tau, žinai, bus greičiau. Sako, netikiu, kad ten, žinai, tipo 5 žmonės tu aplenksi. Nu, sakau, davai, pažiūrom, pamatė. Tai ten, žinau, gal ir 8 aplinki iš karto, nes, nu, ten neįmanoma, tu kur su mašina konkuruoto, kur prieš kom bėgtai. Einam pažiūrėsim, ką ten prie Malevojo. Tai su persirengimais pusę valandos. Ir parūkymu. Ir parūkymas dar buvo. 200 čia su trupučiu kvadratų. Jo, dar čia ir nenori labai lupinėti langų, nes prilips čia visokius triuškių, žinai, nu, čia paliekam vabdžius ir mes nusauksim paskui. Nu, man čia tau pačią daugiau reikia čia. Paskutinį kartą dar sugalvojau, kad struktūrėlė pasidarytų, čia užsidės struktūrėlė ir viskas šiek tiek. Nu, kai aš šiandien suprantu, tai man čia viskas leda. Ne, tai čia taip viskas taip gerai. Čia tokie va debesėliai matosi, bet čia naudojama ta plunksna žalia low pressure, tipo, tai, nu, tokiais debesėliais, nes yra kitos tos purškimo plunksnos, tai tokiais būna linijom dažo. Geras. Čia tokiais Nu, va, ant lango labai gerai matosi, va, kai naudoji tą plunksną, kur lėto spaudimo tipo, nu, čia grinai dažymo būna tas low pressure. Tai tokiais va, nes kitos tai purškia va. Matė? Matęs pas save matęs. Kągi tu matęs? Tik į garaže pats dažiau seminį ir paskui kviečiau tave, kad išdažytum normaliai. Kad dar dažytum. Visą laiką reikia daryti savo darbus, o ne bandyti būti visą mokančio. Čia duris uždarom? Paliekam. Ką čia vokti? Aparatą? Važiuokit. Pabandykit.